Pat vieną fainą modeliuką irgi radau X5. Žiūrėkit, 89 000 mylių. Juodas išorė, juodas spalva. M paketas. 89 000 mylių. Aukcionas bus ketvirtadienį. Galite pasižiūrėti. Čia yra X-Drive'as ir čia pažiūrėkit D raidė. Dizeliukas 3 litrai, 4 varomi ratai. Projekcija ant stiklo turi. Visas juodas, visiškai nujuodintas. Šviesus salonas. Graži medžio apdaila. Harman Kardon aparatūra. Šviesus salonas. Salonas pakankamai geros būklės. Išsivalyti reikia. M-vairiukas. Pabandom užvesti dizeliuką. Rakto nėra. Yra. Viskas užsiveda. Varikliukas dirba kaip bitutė, šildomos sėdynės. Čia švaru, tvarkinga viskas. Šitą automobilį, aš taip galvoju, galima būtų kažkur tai nuo 14 iki 18 tūkstančių pabandyti nupirkti. Linijų palaikymas ir taip toliau. Variklis dirba visiškai be priekaištų. Pasižiūrim galą. Galas irgi, vat klimą turi galinę, šildomos sėdynės gale, juodos lubos, panorama. Panorama irgi viskas yra tvarkoj. Tai pažiūrėsim keletą pažeidimų. Bamperis yra prabrauktas. Čia yra trūkęs. Turi partronikus. Šitoje pusėje taip pat, va. Jeigu jau matosi gerai per kamerą. Šiek tiek jau buvo tvarkyta daryta, matyt kažkas patepliota. Ant durų šiek tiek pabraižyta, ne čia, nusivalo. Čia durys tikrai pabraižytos, bet labai nedaug čia poliravimo, tik tai užteks. Ir dar mačiau vieną vietą, mat irgi yra kažkas daryta, priekinis bamperis. Bet tai kaip mato daryta yra labai paviršutiniškai ir amerikoniškai. Aišku, čia iš vis turbūt meksai kažkokiam garažė darė, nes jau iš vis nežinau, kas taip galėjo padaryti. Tai va, draugai, apie 14-18 tūkstančių, sveika mašina. Susisiekit ir pabandysim, jeigu kam įdomu, nupirkti.